Kaip lingvistas tyria garsų artikuliaciją arba kalbos padargų veiklą? Tai šis klausimas yra gana sudėtingas, nes mes puikiai suprantam, kad čiagi nebus taip kaip cirke, kada dresiruotojas gali įkišti galvą į liūto nasrus ir pasižiūrėti, kaip ten visi reikalai atrodo. Tai su žmogum to nepadarysi. Todėl lingvistai naudojasi instrumentais arba aparatais ir tokiais pačiais, kuriuos naudoja medikai, gydytojai, norėdami nustatyti arba išgydyti įvairius mūsų negalavimus. Tai vienas iš tokių pirmųjų aparatų, kuriuos naudodavo lingvistai garsų artikuliacijos tyrimuose, tai buvo rentgenas, dabar jis jau yra mažiau naudojamas, dabar gana populiarus yra magnetinis rezonansas. Na, yra atliekamos tam tikros procedūros, sakykime, elektrolaringografija arba elektroglotografija, jeigu mes norim pažiūrėti, kas vyksta mūsų gerklės srity, taip pat elektromagnetinė artikulografija, jeigu norim matyti aktyviųjų ir pasyviųjų kalbos padargų veiklą, arba elektropalatografija, jeigu norim matyti, ką veikia ir kokias funkcijas atlieka garsų gamybos procese, funkcijas atlieka liežuvis. Na, aišku, yra ir tokių smulkesnių instrumentų ir prietaisų, kuriuos naudoja lingvistai. Na ir, aišku, kyla klausimas, kokie yra lingvistiniai tokių tyrimų rezultatai. Tai atsakymas į šitą klausimą yra labai paprastas. Tai yra garsų, pagrindinių garsų klasių, balsių ir priebalsių klasifikacija.